Ar tikrai Dievas sakė? O žaltys buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvūnus, kuriuos viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Pradžios 3 skyrius 1 eilutė. Puikiame rojaus sode matome ir akiai ir širdžiai gana malonų vaizdą. Adomas, Ieva ir žaltys bendrauja Edeno sode. Pasitelkę vaizduotę, pamėginkime įsivaizduoti, tarsi jie sėdėtų ir užkandžiaudami bendrautų, kalbėdami šį bei tą apie sodo reikalus. Pasakojimo apie didįjį nuopuolį Edeno sode autoriui atrodė normalu, kad šalia mūsų protėvių buvo šis sumanesnis už kitus gyvūnas. Nežinome, kuo pasireiškia žalčio sumanumas, tačiau akivaizdu, kad Ieva klauso, ką jis sako. Žvelgiant į šį trumpą epizodą, norisi pradėti kalbėti apie bendravimą prie stalo. Pirmiausia, apie bendravimą prie stalo su savais, artimais žmonėmis. Labiausiai tikėtina, kad visi šeimos nariai susibūrė ir leidžia laiką kartu tada, kai ateina metas valgyti. Namuose, kuriuose yra puoselėjimas tikėjimas Kristumi, laikydamėsi šimtmečiai susiklošiusios geros tradicijos, prie stalo laukiame, kol susėsime visi kartu. Tada padėkojame Dievui už maistą, už sveikatą ir vienas kitą. Dėkojame, kad turime darbą, pajamų ir už kitus dalykus. Pasikviečiame viešpatį būti su mumis, kol valgome ir bendraujame. Mes juk norime ne patys vieni sėdėti prie stalo, bet kad tarp mūsų būtų ir viešpats, argi ne taip? Nežinau iš kur, tačiau mūsų kultūroje yra paprotys ar priesakas valgant prie stalo tylėti. Kažkas sumanė tradiciją reikalaujančią, kad valgydami šeimos nariai nekalbėtų. Jeigu kramtai ir į maistą, tai žinoma nekalbėk, nes paspringsi. Bet kad reikia tylėti visą laiką, su tuo nesutinku. Metas prie stalo – tai laikas bendrystei ir bendravimui, juokui ir ašaroms, patarimui ir sudrausminimui, idėjoms ir norams. Ir kuo ilgiau trunka valgymas, tuo šeimos nariams, draugams ir bičiuliams yra daugiau galimybių pabendrauti iš esmės. Tai metas dalyti savo išgyvenimais, atvirai klausti ir atsakyti, pasakoti savo šeimai, draugams, bendradarbiams apie tai, kuo gyvename, aptarti savo dienos įvykius ir be abejo kalbėti apie Dievą. Antra, apie bendravimą prie stalo galime kalbėti ir su kitokiais. Štai šiame pradžios knygos pasakojime bendrauti galėjo ir žaltys. Jis buvo išgirstas. Jam buvo suteikta laiko pasisakyti ir jis už tai nebuvo išvarytas. Nereikėtų pietaujant apie kitą žmogų galvoti kaip apie žaltį. Tačiau gerai yra valgyti ir su kitokiais žmonėmis. Jėzus dažnai prie vieno stalo sėsdavo su kitokiais žmonėmis. Jis sulaukė daug pasmerkimo už tai, kad valgydavo su nusidėjėliais ir muitininkais, kad valgydamas dar ir išgerdavo ir ilgiau negu dera pasėdėdavo. Taigi ir mes galime planuoti papietauti su kitokiais žmonėmis, iš kito socialinio sluoksnio, kitokio amžiaus, kitokios pasaulėžiūros, kitokios religijos, net kitos šalies. Petras jautė didelę įtampą, kai su romėnais turėjo valgyti prie vieno stalo. Jis atkakliai laikėsi įsitikinimu ir tikrai nebūtų to daręs, tačiau tuomet viešpats jiems suteikė apreiškimą, kad jis gali bei privalo bendrauti ir valgyti su jais. Beje, ši mintis mus skatina mąstyti, kur mes galėtume valgyti ir bendrauti. Nebūtinai namų svetainėje ar restorane, galbūt parke po medžiu, gal po tiltu, gal ant namo stogo. Išties geriausia ten, kur tas kitoks žmogus yra. Taigi čia matome, kad prie Adomo ir Ievos stalo su žalčiu vyksta puikus bendravimas. Jie tikriausiai kalbasi apie darbus,
maistą, apie kavos skonį, apie tai, jog karvės galėtų duoti daugiau pieno ir taip toliau. Valgyti ir bendrauti kartu reikia ne dėl verslo sandėrių, ne dėl naudos, nesiekiant įtikinti, bet tam, kad pažintum kitą, pasidžiaugtum vienas kitu ir susidraugautum kartu leisdamas laiką. Reikia pripažinti, kad atsiverdami tampame labiau pažeidžiami, tačiau verta labiau galvoti apie tai, ką galime tokiu būdu pasiekti, nei apie tai, ką galime prarasti. Užsidariusio, nesvetingo, nesidalijančio, atsiribojusio žmogaus netaip svarbu nuo savųjų ar nuo svetimųjų dažnai laukia liūdesys, vienatvė ir net skausmas. Klausimas apmąstymui. Koks yra Dievo įsakymas, kuris man nepatinka, tačiau suprantu, kad privalau jo laikytis? Malda. Padėk Viešpatie man suprasti ir pažinti tavuosius įsakymus, kad aš abejočiau ne jais, o motyvais asmenų, kurie juos iškraipo.